Hello people, su naujais 2025, šiandien sausio 1, jūs tikrai žiūrite šitą epizodą vėliau. Saulė šviečia ir mes iki šiol esam Karlovy Vary. Bet prieš išvykstant mes nusprendėm aplankyti spa. Taigi, bandom. Bilietukas nepigus, 3 valandom 30 eurų grubiai. Jo, čia tikrai kaip čia yra didelį pinigų. Nu, žiūrės. Priverčia nusirengti. Garinė kaip garinė, žmonių nebuvo, visai faina, judam toliau. Varant į kitą, čia jau daugiau žmonių, irgi negalima su drabužiais, negalima filmuoti, tai jau palieku kamerą čia. Tai tenais viduje yra 7 saunas ir 1 ledo kambarys, krūva nuogų žmonių, dauguma iš jų ruoniai, ir jie yra visiškai neseksualūs, tai tikrai nieko nepraradot, kad nepamatysit čia šitam video apsilankymą tenais. Einam toliau. Restoranėlį turi čia. Jeigu ką 100, kad čia yra 4 eurai. Tai va, galit pasitikrinti kainas. Plius 32. Aš maniau greit nusieš batarkį. Nes neturiu pakrovės, tai vat, pažiūrėkit aplink, aišku, ne Singapūras, bet pakenčiami. Žiūrėkit. Varau dar kartelį į sauną, blemba, laiptukas ir tada jau reikia įklausytis. Grįžau, verdiktas 5 balai iš 10. Jeigu būtų 10 eurų, ne 30, tai duočiau 8, bet realiai patys matėt, kad vaizdai nėra kažkokie stulbinantis, nieko ypatingo, daug žmonių, mažai tų baseinų, dėl kurių realiai žmonės eina. Ir aš manau, kad nesudėtinga rasti ne tik Čekijai, bet ir Vokietijai už mažiau, daugiau ir kokybiškesnių paslaugų ir didesnį sortimentą. Taigi, čia mano subjektyvi nuomonė, bet jeigu ką būsit Karlovy Vary, į Salūniją neikit. Atsisveikinam ir važiuojam į Vokietiją. Būsim Čekijai dar valandą, pusantros. Vokietijai atominės uždarytos, o Čekijai funkcionuoja. Pažiūrėkit, kokia didelė. Sustojam Teplice miestelėje, neturi Vokietijos sienos. Einam pasivaikščiot, pažiūrėt ir gal kur nors dos paėst. Tai kol kas va. Nieko ypatingo. Va. Kažkokia merga. Kas čia per merga? Jo, nesuklydau. Merga. Tai va, bus matyt, kur mes čia nueisim ir ką pamatysim. Ir va, jau radom naujametinę čiuožyklą. Nedidukė, bet nieko. Na visai taip ir pusė dešros, sakyčiau. Net keli kabakėliai dirba. Nu, kavinės kol kas tik radom. Bet gal dar rasim ką. Radom gruzinišką, bet ne visus iš mūsų leidžia. Zagradny dum. Oh, found the bar. Na va, susėdom labai šaunioj vietoj, labai jauki. Ir mano šitie treningai labai tinka pagal aplinką.
Žiauriai cool. Žiūrim, ką duoda. Gavom sriubų ir bagetų. Tai aš manau, kad bagetas bus pats skaniausias dalykas čia. Va, pagrindinis testuotojas jau atrodo neblogai. Čia neįtėmu. O čia testuotojas numeris 2. O geras, žiūrėkit. Apsivalgiam. Galiu tikrai rekomenduoti, jeigu busit Teplice, tai vadinasi cocktail bar. Ai, durys neuždariau. Thank you, bye bye. Užsukit, labai rekomenduotina vieta. Reikia šį vakar pasiekti Dresdeną, dar 100 km liko, tai važiuosim tuoj. Na ir mes atvažiavom į Dresdeną. Nu ką, turim čia +10 ir blogai prisiparkavom, va, man už nugaros, gal matot dar kemperiuką, gal ne? O čia yra centras. Aš buvau prieš pusmetį Dresdene, bet va čia nebuvau. Savivaldybė jų. Ir Ukrainos vėliava. Patinka. Nu ir visur dabar remontas kelio. Anakart nebuvo to. Žiūrėkit, viskas išmirė tiesiog. Sausio 1 dieną. Dresdenas visiškai kitoks žiemą, nors ir be sniego, bet vis tiek naujametinis vaibas yra, viskas kitaip. Parkelis toks nedidelis ir fontanas. Dabar nepracuojat, bet vasarą paleidžia jį. Na ir čia irgi remonto darbai. Vasarą viskas buvo švaru gražu. Dabar va, kairė pusė uždaryta. Kas nematė, pasigrožėkit. Čia atrodo nepakartojimai, sakyčiau. Čia ir visą miestą. Nu kaip gražu, negaliu. Žiūrėkit. Rankovės kokios, ką tu. Aš manau, rytoj dieną mes keletą spotų aplankysim. Toks mini Titanikas. Pačiam centre parkuotis. Kartago, geras kemperis. Dresdeno centre geriam čekišką alų. Dasigyvenom. Dresdenas pasitiko mus lietingai, bet skaniai. Jau visi pasiruošę. Tai planas toks, atsikėliau anksti, radau kur tuliką išpilt, kur vandens įpilt, tai visą šitą padariau. Pabėgiau pirmin atgal, bet pavyko. Tai dabar Aušrinė varys į muziejus, o man reikia sutvarkyti su TUV lipduku, nes be jo neįleis į Leipcigo centrą, ten Green Zone. Tai reikia nuvažiuoti į techapžiūrą gautą lipduką. Ir po to baigėsi dujos, radau lygtais internete vieną spotą, kur tuos dujų balionus apkeis tuščius į pilnus. Ir kai visą šitą tvarkysiu, noriu aš aplankyti Higienos muziejų. Tai planas toks,
vakare šausim iki Leipcigo, ten nakvosim ir aš manau rytojaus dieną praleisim ten. Ir iki Berlyno nevažiuosim, nes nespėjom, iš po Lėto grįžinėsim į Lietuvą. Neatsijunkit. Pasakė, kad reikia palaukti pusvalandį ir tada išduos, nes eilė. Ok. Žopis dan. Užtruko, bet turim 17:50. Žiūrėkit, kokį old schoolą radau. Trabantas, Opelis, Honda ir Humeris. Kemperiukas fainas. Na, panašu, ne taip paprasta rasti dujinius balionus, kurie tinka mano kemperiui, nors ir čia vokiškas standartas. Bet aš manau, man pavyks. Pavyko beveik, to išduos. Lietuvoje tai 9 eurai kainuoja užpildymas balionų, čia 13,30. Beautiful, beautiful, beautiful. Pagrindė viskas, aišku, angliškai mažai, bet yra užrašų. Jie yra Vokietija. Aiškinasi, kas pas mane čia rankose, kamera, kas per štatyvas. Pažiūrėjau, pasitrė. Galit filmuoti. Čia įvairūs kvapai, kur galit uostyt. Paspausiu čia. Nežinau, kažkokie kvepalai gal. Oi, ne, čia šlikštus. Čia cigarų kvapas. Ten yra kvepalai. Nu ir čia įvairūs kitokie. Čia yra kas? Čia lapų kvapas kažkokių. Sweet orange, lavender. Ką tik priėjau ir pasakė, kad negalima filmuoti, bet galima tik fotkės daryti. Nu tai bandysiu padaryti fotkių, o galbūt biškį tyliai ir pafilmuoti. Paukščių narvelis su deguonies padavimu. Nu, nepatiko. Visų pirma, dėl to, kad uždraudė filmuoti, bėgiojo ten aplink, sekė, ką aš ten su tą kamerą darau. Tai ką galėjau, tą nufilmavau, jau matėt, nežinau, ką aš ten prinkau. O kita vertus, nu, brangu. Už tiek, kiek tu sumokėjai, 12 eurų sumokėt buvo, tai gauni tik tai 2 salės ir plus, nu, tikrai vienas iš labiausiai neįdomių aplankytų muziejų. Tai stiprus 3. O ką aš čia ant priekinės sėdynės jau noriu važiuoti? Aha, pasiruošė. Galbūt aš Fabijoniškėse? Ne, aš Leipcige. Labą dieną. Viskas norma. Mes Vokietijai. Reikia pavalgyti, nes šalkė ir radau gražų restoranėlį, bet, kaip sakant, niekada neikit ten, kur yra staltiesės. Eikit ten, kur nėra jų. Tai skipinam šitą. Viskas iš tikrųjų gan panašu kaip ir Dresdenė. Nu netoli. Saksonija. Bankas. Nehilas toks. Pėsčiųjų zona, bet autobusai važiuoja. Koliukas nusileido, jaučiu autobusas pravažiuos, jisai pakils. Tai gaunasi, kad ne pėsčiųjų, nes neišvažiuoja. Fake. Krakov, Wrocław, tfu, Leipzig, hello. Užtat jie turi metro, va čia iš galo įėjimas žemyn. Geras kontrastas. Va čia tai dirba kaip priklauso. Raudona šviesa ir viskas uždaryta. Va čia tikiu, kad pėsčiųjų zona. Norim nueiti vietinį kažkokį su vietiniu maistu ir kultūra. Restoranėlį tai radom Paulaner. Va.
Paulaner ir München, va čia ir einam. Ką tik nuėjau Tuliką ir kitą kartą, kai eisiu, parodysiu jums kelią iki jo ir patį tualetą. Nu, įdomus tokį dizainą, tokį kolchozas. Bet prikolas, bent jau noriu. Tai va, paėmiau aš 5X, čia yra kažkokia blynelis ir va, nežinau, kas tai yra. Aišku, paėmiau vietinio Paulanerio, KSBko. Ir manau, kad reikia šnicelį paimti. Vokišką restoraną atėjom. Nu ir kažką gavau, einam ieškot. Nu nematau blynų. Ai, čia blynai ir yra. Geras. Nu reikia paragauti. Įdomu. Negaliu įvertinti balais. Nežinau. Keista. O čia dar turim kitą. Dydžio kaip pusė lėkštės. Na, tikrai esu Paulanerį gėręs ne kartą ir galiu pasakyti, kad kitoks skonis. Vanduo kitas, suprantu. Bet, skaniau. Tas pats Carlsbergas arba Heinekenas, Lietuvoje aš gerti jo negaliu, nes jisai tiesiog smirda. O čia, Olandijoje gėriau, irgi labai skanu, arba Vokietijoje, Paulaneris. Super. Šnicelis. Pusė šnicelio. Bet čia bulvės pamonė atrodo. Pirmas kašniukas. Užsakiau su krienais. Stiprus 8, ne 10. Valgydavau ir skaništus. Na, dabar testuoju tamsų Paulaneriį. Čia yra antras bandymas. Aš jau ant angliškos kameros testavau. Fantastik. Apple štrūdelį negavom, bet gavom kažkokį kitą. Šaunam. Stiprus čilikas. Ledai. Apelsinų gabaliukas buvo, jau suėdžiau. Nu ir šitas dalykas. Atiduok. Kažkaip užsinorėjau pamyšti ir pamiršau nueiti rėstikė. Tai galvoju, gal čia į fontaną pavaryt. Gali būti blogai. Prie Bacho. Nežinau, kur mes čia esam, kažkur įbrydom. Bet jie turi valyti šitą kilimą, čia va, žmonės vaikšto. Ir jisai netokios blogos kondicijos yra. O čia yra laukas. Centrinė pėsčiųjų gatvė. Mes priėjom prie išvados, kad čia, jeigu Dresdenas manęs nesužavėjo, tai čia dar mažiau lankytinų vietų yra. Nebent va, pusiausvyrą pamatuot galima į tiesiai. Dar pavyksta. Dubakas nerealus, šaunam prie kemperio, dar reikia su šunim pasivaikščiot. Rytoj ryte atsikelsim ir kažką čia apsižvalgysim, bet realiai nieko ypatingo nėra. Žiūrėkit, kokia domino apsauga turi Vokietija. Geras, ne? Na kągi, labas rytas. Turim eilinį darbinį dieną Leipcige ir eilinį miesto upelio panoramą. Atsisveikinimas su naujais metais, šiandien sausio 3. Valo įtemptai viską, labai švaru, gražu, beveik. Na čia tikrai yra dviratininkų miestas. Tikrai daug įvairių, su update'ais. Ir šiukšliadėžių miestas. Šiukšliadėžės yra visur. Va, 3 didžiulės. Tenais priekyje irgi krūva. Man už nugaros dar milijonas. Vos ne jaučiu kiekvienam būtui po didelį šiukšliadėžę. Bet tai problemos nesprendžia. O beveik fabai. Kairiai pusiau fabai. Na tikrai, ko ne Vilnius, tik be balkonų. Ir netoks švarus.
Šiaip Vilnius, manau, galėtų būti švariausias miestas Europoje. Kažkur einu, čia va tiesiai jau centras turi būti. Nu rimtai, ko ne Fabai. Nu neblogai. Tik kažkaip skistai visi čia dirba šiandien. Vakar visi barai dirbo, o šiandien, va dabar jau 12 ir pusiau dirba. Daug kas nežinau, keista. Koks vienišas pasiklydęs balionas, a? Nu galiu pasakyti, kad ir dienos šviesoje viskas gan liūdnokai atrodo taip. Čia jau vakar buvom. Va, dėdai vartoja. Viskas gerai. Su garmoškė groja. Nu va, centrinė. Liūdnoka. Reikia aušrinį rasti. Kažkur nuėjau. Čia turėtų būti. Ant sankryžos, ant sekančios. Nu davai, Google'as. Nepavesk. Raudonas kilimas, vakar jo ėjom, prašau. Am vergangenen Sonnabend zum Mittage kamen 4 Wagen mit Hausrat beladen von Köthen all hier an, so dem gewesenen dasigen Fürsten. O čia yra Holokausto memorialas. Jeigu norit, galite paskaityti. Vodkarė, kaip pavadinimas ristiko. Grįžinėjom į mūsų superparkingą. Laikas atsisveikinti su Leipcigu. Gana.